Sveiki visi sugrįžę į antrąjį Entrepreneurship DNA epizodą. Šiandien turime turbūt visų laukiamiausią svečią, Povilas Klusaitis. Jis yra fantazijos.lt kūrėjas ir savingas. Tai labas Povilai, ar galėtumėte trumpai prisistatyti pats? Tai praktiškai, Tomai, tu čia mane ir pristatei, tai prigyrė, kad laukiamiausias ir jo. Jeigu iš tos tokios verslo pusės, darbinės, tai turbūt tas skiriamasis mano bruožas ir yra, kad esu Fantazijos LT vadovas ir įkūrėjas, 15 metų vystom jau šitą verslą Lietuvoje, rūpinamės, kad lietuviai nenustotų žaisti ir tikiu, kad šiandien apie tai ir pasišnekėsim. Jo, tai iš karto pirmas klausimas, kodėl ir kaip sugalvojate tokią idėją? Aha. O tu norėtum ar gražaus pasakojimo, kuris nėra visiškai tiesa, ar visgi tiesos? Tiesos, jo. Tai. Nes mes dažniausiai per tuos 15 metų mūsų verslo, kai susipažįstu su kokiais nors naujais pažįstamais, tai du pagrindiniai klausimai būna. Tai kas su tavim buvo, kad tu tokį verslą pradėjai ir ar visas prekes išbandėjai. Tai va čia du tokie pagrindiniai klausimai. Tai į tą pirmą klausimą, kaip čia tą verslą pradėjau, tai man, kadangi tą klausimą 100 kartų esu girdėjęs, tai kartais jau būdavo susigalvodavau tokių istorijų, kur ten iš kosmoso srities, ten ką nors apie erotinius vakarėlius pasakodavau ir taip toliau. O iš tiesų, tai, tikrai istorija yra pakankamai pragmatiška ir paremta labiau tokiu išskaičiavimu, nei kad tai būtų egzotinė istorija, tai tiesiog prieš tos 15 metų jaučiau, kad į Lietuvą jau po truputėlį ateina ta e-komercijos banga. Ir aš tada dirbau tuo metu su marketingu, su reklama ir pradėjau galvoti, reikėtų ir man į tą bangą šokti ir kuo reikėtų prekiauti. Tada pradėjau galvoti, kuo prekiauti ir galvoju, jeigu prekiauti reikia dalykais, kurie kažkokie tokie smagus, kad būtų džiaugsmas ir tuo pačiu kokios prekės tinka internetui. Tai iš karto atmečiau visokius drabužius, batus, nes su jais daug gražinimų ir žmonėms iš karto yra iššūkis ten juos pasimatuoti ar kokius kvepalus. Pavyzdžiui, parduodi internetu, tai tau iš karto yra iššūkis, nes tu vis tiek to kvapo negali pauostyti ir tas internetas tau yra tokia kaip papildoma kliūtis. Ir tada man šovė mintis, kad erotinės prekės yra tobulos internetui, nes kai žmogus perka mūsų prekes, ypač prieš tuos 15 metų, bet ir dabar dar nėra labai stipriai pasikeitusios tos tendencijos, kai perka mūsų prekes, tai jiems svarbiausia ne prekės kaina, ne prekės kokybė, ne kaip ta prekė atrodo, o svarbiausia, kad niekas nesužinotų, kad jis pirko. Tai kai tu eini, pavyzdžiui, į parduotuvę fizinę, tai vis tiek jau sužino pardavėją, kad tu pirkai. Tu išeidamas pro duris gali sutikti kaimyną. Ir žmonėms toks barjeras kai kuriems atsiradęs dėl to yra. O internete gali užsisakyti, pasirinkti pristatymą į paštomatą, nurodyti elektroninį paštą, atsiskaitimą paštomatą ir niekas nesužinos. Tai va šitos įžvalgos vedamas ir neriu į tą erotinių prekių rinką, kai mes pradėjome visiškai nieko apie tai nežinojome, ir po truputėlį tas mūsų toks mažas versliukas į kažką išsivystė. O kokių buvo sunkumų? Buvau šiaip girdėjęs, kad labai bankai nenorėjo paremti ir nieks nenorėjo investuoti. Labai buvo specifinė veikla tuo metu Lietuvoje, tai kaip su tuo susitaikėte? Tai apie bankų kažkokią paramą ir investicijas čia mes net nešnekam, tokių net vilčių neturėjau, bet bankai mums net nedavė tuo metu Banklinko. Banklinkas tai yra elektroninės parduotuvės sujungimas su banku, kad žmogus kaip perka, jis paspaudžia pirkti mygtuką ir iš karto automatiškai su banku yra sujungiamas. Tai šitą paslaugą teikia bankai ir prieš tuos 15 ir 10 metų nei vienas bankas mums tokio sujungimo neduodavo, nes mūsų prekes prilygindavo kažkam nelegalaus, kažkokiai ten narkotikams, ginklams, kažkam tokio tai kategorijai ir nors čia visiškai mes bandėm pateikti, kad tai yra normalios prekes ir tikrai užtruko ta kova, kol mes galėjom gauti ten tą tiesioginį sujungimą su bankais. Tai čia vienas iš pavyzdžių, bet pavyzdžiui, tos pačios mūsų parduotuvės, kurias mes šiuo metu 9 turim, tai įsivaizduokit, kai mes sugalvojom kokiam nors mieste atidaryti parduotuvę, išsirinki patalpas ir pasakai tų patalpų savininkui, kad čia bus erotinių prekių parduotuvė. Tai kokiu aš tik istorijų nesu girdėjęs, yra prieš kokią 10 metų mums net nutikę taip, kad Kaune Laisvės alėjoje buvome išsirinkę patalpas nedidelės, ten 40 kvadratų, pasirašėme sutartį, kad jau nuomosimės, po 5 dienų, jau mes ten organizuojamės, dizaineris kaip įrenginės, viskas skambina man po 5 dienų, tų patalpų savininkas
Sako, žinokit, pagalvojau, noriu nutraukti su jumis sutartį. Tai va, iki tokių dalykų esame nuėję ir tikrai tas pradžioje visuomenės požiūris į mūsų verslą buvo toks žymiai labiau neigiamas negu teigiamas. Dabar jaučiu, kad pokytis vyksta į gerą pusę, bet tai tuo pačiu užgrūdino ir kai praeini tokius išbandymus, tai tada nelabai kas tave ir gali išgąsdinti. Ja. Ačiū, labai geras atsakymas. Tai jūs sakote, kad pasikeitė lietuvių požiūris į tokias prekes. Ar yra dabar kažkokių, nežinau, competitors, kažkokių, kas dabar irgi jums iš paskos seka erotinių prekių kaip rinkoje? Na, aš tikiuosi, kad šitą podcastą labai daug žmonių žiūrės, tai aš negaliu reklamuoti savo konkurentų, nes, na, žinai, po to prisižiūrės žmonės ir eis pas juos apsipirkti, bet iš tiesų mes visą laiką dirbame su tokiu, gal ir ne visai teisingu požiūriu, bet mūsų požiūris yra nesidairyti į konkurentus. Nes, na, mes vis tiek, mes veikiame tokioje nišoje, kurioje mūsų tikslas nėra sunaikinti konkurentus, mūsų tikslas yra tiesiog išauginti pačią nišą, nes, na, nežinau, jeigu tu prekiauji kokią nors duoną, pavyzdžiui, tai tu supranti, kad kaip prieš 10 metų kiek duonos pirko, tai ir dabar duonos perkama yra panašiai ir ten, jeigu kažkokie pokyčiai vyksta, tai procentais. O mūsų niša ta visa yra auganti, pavyzdžiui, nuo mūsų tos pradžios iki dabar, aš galvoju, ten kokie 10 kartų turbūt ta erotinių prekių rinka Lietuvoje yra užaugusi, tai mes turime tokį požiūrį, kad mes nesidairome, ką daro konkurentai, mes turime savo tą tokią vagą, ir žinot, kai būna lenktynėse, kur žirgai bėga ir jiems uždeda į šonų tokius akių ribotus, kad jie tik tiesiai matytų. Tai va, mes labai panašiai visiškai varome tiesiai, nesidairome į šonus ir kažkaip tikime, kad tada, kai tu negalvoji apie tuos konkurentus, o galvoji tiesiog apie savo verslo auginimą, tai žymiai iš to ir naudos daugiau gaunasi. O kaip apskritai va tokį jūsų pasirinkimą, būtent eiti į va tokią nišą, reagavo artimieji apskritai ir draugai, šeima? Tai džiaugiasi labai. Na, mano tėvai, tai kadangi mes, kai pradėjome šitą verslą, vis tiek dar kokie gal pusmetį gerą turėjome su mano verslo partneriu ir kitus darbus pagrindinius ir ten tas verslas buvo toks podarbinė užklasinė veikla, tai tuo metu, kol viskas įsivažinėjo, tai apie tai niekam per daug ir nepasakome, nes nežinojom, kuo tai baigsis, galėjo tai ir nieko nesibaigti, jeigu būtume pasidavę anksčiau laiko. Tai mano tėvai, sakyčiau, po kokie gal metų mūsų veiklos sužinojo, ko čia mes užsiimame. Pradžiai buvo toks jiems klausimas, kas čia kaip, o dabar tai tikrai labai džiaugiasi, didžiuojasi ir na vis tiek tai jau atėjęs tas supratimas, kad tai yra verslas, teiki žmonėms džiaugsmą, keiti Lietuvą, tai yra ko ir jiems pasidžiaugs. Bet, pavyzdžiui, močiutė, kuria yra 82 metai, tai iki šiol galvoja, kad, na, aš ten kažką veikiu, prie kompiuterio sėdžiu, kažką darau. Tai, na, sudėtinga man jai būtų paaiškinti apie tas prekes, tai kas neklausė per daug ir neaiškino. Apskritai aš, tarkim, naujiems pažįstamiems, tai nepuolu tik susitikęs apie fantazijas labai daug pasakoti, nes žinau, va tuos 15 klausimų, kuriuos visi turi tų pačių paklausti, jau jeigu labai domisi, kažkaip patys pasiklausė, tai tada pasakau, bet taip nesiveržiu pasakot, kad fantazijos LT, nes, na, sakau, jau per tą ilgą laiką labai žinai tą visą skriptą, kaip viskas toliau dėstysis ir apie ką žmogus klausinės tavęs. Tai ar sulaukite daug kritikos ir kaip elgiatės su ta kritika, kaip reaguojate? Na, nežinau, ką reiškia tas daug, gal kokiam įprastam verslui atsisėdus į mūsų batus, tai jie sakytų, kad oho, kiek čia tos kritikos yra, ar kiek to negatyvo tokio. Mes, kai dabar taip žiūrime, tai, nu, ta prasme, arba aš tos kritikos taip nematau, arba visiškai ją nereaguoju, nes, nu, iš esmės, mes, jeigu darome kokius nors marketinginius sprendimus, einame į viešumą, tai dažniausiai mūsų tie sprendimai mes stengiamės, kad jie būtų pastebėti. Ir kai jie būna pastebėti, tai pakol tu esi kažkokioje tokioje erdvėje, tų savo gerbėjų, tam savo burbulė, tai žmonės tave visi labai geria, visiems tu labai patinki, bet jeigu tai tik pasklinda plačiau į visuomenę, na ir vis tiek, ten 85% Lietuvos gyventojų nėra susidūrę su mūsų prekėmis ir iš tų 85% kokie yra, nežinau, 5% piktybiniai, tokie, kurie ten dievo baimingai nusiteikia prieš mūsų verslą, tai tie piktybiniai tikrai gali tau prikurti to neigiamo turinio ir ten mes vis tiek daug kas stengiamės per tą tokį juoko prizmę daryti, tai labai dažnai nutinka, kad tie piktybiniai ir to juoko nesupranta, įžvelgia visokius įsižeidimus ir iš to kyla kažkokių tokių nepasitenkinimų, bet aš šitai daugiau žiūriu, kad čia jų yra problema, o ne mūsų. Supratau. Tai irgi dabar jeigu į šito viso podcast'o kaip ir temą, tai
Ar entrepreneris turi turėti labai didelį atsparumą kaip kritikai, ar kaip tik turėtų bėgti nuo kontroversijos ir kaip tik bandyti kuo daugiau žmonių įtikti? Tai kokia jūsų nuomonė? Na, aš galvoju, jeigu saugai savo sveikatą ir nori gyventi ilgai ir laimingai, tai galbūt ir vertėtų pasirinkti antrą kelią ir ten vengti tos kritikos, vengti konfrontacijų ir tada gyventi kaip kokonė savo saugiai. Bet iš tiesų, jeigu tu užsimi kažkuo, kas keičia visuomenę, kas keičia tavo aplinką, tai ir jo labiau, jeigu tu bandai, darydamas tą savo verslą, darydamas tą pokytį visuomeniai, atsigriepti kažkieno jau dabar užimtą rinką ar kažkieno jau atsikasti nuo kažko kasnį jo pirago, tai na, tos kritikos, to tokio negatyvumo, to tokio kovos visą laiką bus, nes na, tarkim, verslininkai vis tiek, jie yra visi ten dažniausiai pasipuošę su kostiumais, su marškiniais, na, taip kaip aš, ir pateikė į pasaulį, kad tai yra kažkoks toks gražus, švarus, laimingas užsiėmimas, bet iš tiesų verslas tikrai labai mažai skiriasi nuo kovos kažkokios, nes tu, kai darai tą verslą, labai retai tu veiki tokiame burbule, kur tu visiems patiktum, niekam neužkliūtum, vis tiek tu dažniausiai, kaip minėjau, turi tos konkurentus, kuriems tavo veikla nepatinka, tavo tie kažkokie judesiai keičiantys tą visuomenę tikrai atkreips dėmesį ir žmonės nemėgsta pokyčių, žinai, ir jeigu tu siūlai jiems pokytį, tai tikrai susilauksi to negatyvumo, tai tą skūrą tikrai reikia turėti. Ir nesakau, kad čia tik pradėjus tas skūra iš karto ir užauga, bet iš savo patirties tai tikrai žiūriu į save ir galiu užtikrintai pasakyti, kad tas skūra yra išsiugdoma ir nereikia norėti, kad iš karto tas būtų visiškas toks atsparumas ir į nieką nekreiptum dėmesio, bet su metais tikrai tu įgauni to užsigrūdinimo, atsparumo ir kaip mums dabar tai tikrai nežinau, koks dangus turėtų sugriūt, kad ten mane jau labai stipriai išmuštų iš vėžių, bet visko gali būti, aišku. Tai jūs šitą kaip tokią skūrą, kaip pavadino, tai jūs užsiugdėt. Tai kokias dar savybės reikėjo išsiugdyti, kad taptumėte entrepreneriu, nežinau, iš praeities, iš aplinkos? Aha, tai toks sudėtingas ir filosofinis klausimas. Aš apskritai laikausi tokio požiūrio, kad ypač versle tikrai nėra to, žinai, vieno sėkmingo kelio į tą sėkmę. Labai gali būti vienas sėkmingas super versle žmogus, kuris nuėjo vieną kryptimį, jis ten, nežinau, ėjo į visuomenę, šnekėjo apie savo verslą, buvo drąsus, pasakojo apie tai. Kitas galbūt kažkur užsidaręs garaže, tyliai dirbo ten, kūrė projektą, darė, lipdė, ten samdė komandą ir jie visiškai nuėję skirtingomis kryptimis gali išvystyti tuos tokius sėkmingus projektus, kur jeigu vienas pasakotų savo istoriją, kaip jis tai padarė, kitas savo istoriją, tai atrodytų, kad jeigu tu darysi priešingai, tai tau tikrai nepavyks. Tai labai aš visada taip atsargiai dalinu tuos patarimus, nes tai, kas suveikia man, tai nebūtinai suveiks kitam, nes aš visada galvoju, kad svarbiausia tikėti, kuo darai ir svarbiausia daryti yra, nes labai dažnai žmonės ten skaito knygas, vaikšto po konferenciją, žiūri podcastus, visokius video mokymus žiūri ir galvoja, čia aš dabar tas žinias kraunuosi ir tada jau čia sužinosiu tą tikrąjį kelią ir juo keliausiu. Tai man atrodo, čia yra didžiausia klaida, ką tu gali daryti, pakol tu ten tuos 3 metus skaitysi tas knygas ir žiūrėsi podcastus, gal tu jau galėtum būti 5 idėjas išbandęs ir, na, reikia daryti, žinoma, žinios yra svarbu, bet tas pats veiksmas, darimas yra, man atrodo, esminis dalykas ir, žinoma, nesitikėt, kad tau darant viskas eis taip, kaip suplanuota, visą laiką būti pasiruošus, būti lankščiam, keistis, neužsiciklinti ties kažkokiu vienu dalyku ir ten nebūti tuo, kuris daužo galvą į sieną ir jeigu tu ten 10 kartų daužiai galvą į sieną ir matai, kad ten tavo idėja ar kažkoks verslo modelis neveikia, tai turbūt nereikia dar 100 kartų daužyti galvą į sieną, gal tu geriau apsisuk ir eik durų paieškok, kaip kažkokią kitokią idėją padaryti, nes tikrai labai dažnai tie verslo savininkai, jie taip įsimyli tą savo verslo kokią nors idėją, tą savo verslą, kad jiems atrodo, kad kaip aš čia darau, tai visuomenė manęs nesupranta, bet aš čia darysiu ir padarysiu. Bet kartais tiesiog visuomeniai nereikia. Jeigu tokio kaip tavo verslo nėra visuomenė ir tu kažką bandai padaryti ir tai nesigauna ilgą laiką, tai gali būti, kad visuomeniai tiesiog to nereikia. Žinai, tai reikia sugebėti ir būti tokiu lankščiu ir paieškoti ir tų kitų galimybių. Jo. Apskritai, kokių dar esate idėjų išbandę, tai tikrai nemanau, kad tai buvo jūsų pirmas verslas ir žiūrėjau LinkedIn, nėra jūsų pirmas verslas, kiek žinau, taip? Jo, tai visokių tokių dalykų, mažesnių, didesnių esu daręs prie fantazijų, bet šiaip visą laiką beveik tos fantazijos pas mane buvo
pagrindinis dalykas ir ten, jeigu kažką darydom šalia, tai toks kaip pasibandymas, bet į Fantazijos LT visą laiką buvo pagrindinis dėmesys, nes čia irgi kitas dalykas, kai jeigu įmiesi daugybę skirtingų šakų, tai tada tu ištaškai tą savo dėmesį ir nesigauna dažniausiai nieko. Nes vis tiek, kad ir kokie tu srityje veiktum, tai yra didelė konkurencinė aplinka ir nėra beveik tokių verslo nišų, kur tu ateitum ir tavęs lauktų išskėstom rankom, gulėtų ten pinigų maišas ir tu tiesiog jį pasim. Kažkur tu beini, visur yra konkurentai, jie visur dirba, jie visur stengiasi padaryti geriau negu tu ir jeigu tu ten užsiimsi 5 verslais vienu metu, ypač jeigu ten neturi ten kažkokių milžiniškų finansinių resursų, kad iš karto prisisamdyti komandas ir panašiai, tai pradedant tą verslą vystyti, turėti per daug tų skirtingų energijos išėjimo šaltinių, aš negalvoju, kad yra gerai, tai Fantazijos tikrai ilgą laiką buvo pagrindinė mano veikla, kažkada mes esame, kai pamatėm, kad visai Fantazijos LT neblogai veikia, tai buvom sugalvoję su mano verslo partneriu, kad dar ir reikia apatinio trikotažo parduotuvę atidaryti, vadinosi Triko LT ir mes dviese vyrai, kurie visiškai nieko apie tą apatinį trikotažą nesigaudėm, nusprendėm atidaryti tokią parduotuvę ir ten tada paaiškėjo, tada sužinom ir apie moteriškų liemenėlių dydžius, ką ten jie reiškia ir sužinom, kaip tai, kas mums yra gražu, tai anaip tol mūsų klientėms nebuvo gražu ir paaiškėjo, kad gan sudėtinga toje rinkoje buvo dirbti, tai man atrodo gal 2 metus, kokie mes tą Triko LT palaikėm ir uždarėm, tai va tokių visokių pasibandymų yra buvę, bet šiaip tai jau tuos 15 metų pagrindinę Fantazijos LT vystymų ir užsiimu. Kaip pavyzdžiui jūsų atveju asmeninis gyvenimas daugam būna atskiras nuo verslo, kai kuriem būna labai susijęs su asmeniniu gyvenimu, kai kuriem tiesiog kaip harmonija, išeina vienas, kitas ir taip toliau. Tai kaip pas jūs asmeninis gyvenimas įtakoja verslą arba verslas įtakoja asmeninį gyvenimą? Tai iš tiesų aš taip pats nepažįstu labai daug verslininkų, kuriems asmeninis gyvenimas ir verslas būtų visiškai atskirai, nes, kaip bebūtų, tai dažniausiai persipina, žinai. Daug kas galvoja, darysiu savo verslą, turėsiu daug laisvės, kada norėsiu dirbsiu, kada norėsiu nedirbsiu, bet, teisybė yra tokia, kad tikrai užpuola tą atsakomybę, ypač jeigu ten komanda tavo vis didėja, už kurią tu irgi jautiesi atsakingas už savo tą verslą, tai taip atskirti, kad va čia dabar iki 5 aš užsimsiu verslu ir jau nuo 5:30 iki rytojaus ryto apie tą verslą net nepagalvosiu ir nieko su tuo nedarysiu, tai bent jau man nesigauna asmeniškai ir labai mažai pažįstu tokių verslininkų, kuriems gautųsi. Turbūt jeigu nori visiškai turėti tokią atskirtį, tai gal paprasčiau būtų kur nors eiti dirbti sandėlininku, kokiu nors, kur tau būtų grafikas sustatytas, išėjai, uždarai duris ir žinai, kad rytoj tik tais reikės tau sugrįžti. Tai pas mane tas balansas tarp asmeninio gyvenimo ir verslo yra visiškai persipinęs, man nėra jokių problemų ten sekmadienį 10 vakaro atrašinėti laiškus. Dabar jau aišku esu atradęs tokią funkciją, kad kai išsiunti sekmadienį naktį laišką, tai aš atidedu tą laišką, kad nusisiųstų pirmadienį, kad neatrodyčiau žmonėms labai keistai, bet aš tikrai tą tokį balansą savotišką esu atradęs, kuris man labai tinka, bet tikiu, kad tikrai ne kiekvienam tai tiktų, kai ta riba tarp tavo verslo ir gyvenimo, jos beveik nėra ir praktiškai tas verslas irgi yra gyvenimas. Bet man tai tinka ir aišku, pamatyti tą kažkokį perdegimą, tą jau balanso nebebuvimą, tai būnant viduje kažkaip sunku, galbūt kažkas iš šono turėtų jau man pasakyti, kad jau tu čia, Paulai, gal persistengiai su tuo, kiek tu esi įsitraukęs į savo veiklą, bet turbūt čia tinka tas posakis, kad kai susirandi tą mylimą veiklą, tai nedirbi visą gyvenimą. Tai kažkaip tai, ką darau, man patinka, man veža ir kažkaip jaučiu, kad tik pasikraunu nuo to ir tada visas tas gyvenimas, kuris nesusijęs su verslu, taip pat gaunasi labai neblogas. Taip, labai gražus atsakymas. Tai dabar į linksmesnę temą, tai apie rinkodarą. Jūsų galiu pasakyti iš savo patirties, kokias mačiau reklamas, tai man Lietuvoje, manyčiau, top 5, top 3 gal net rinkodara jūsų kompanijos. Kas kiti 2? Nežinau, šiaip, aš tiesiog pasakyčiau, nežinau, čia prigavo, ja. Žodžiu, nesenai mačiau reklamą, Trumpas nelaimės penio pompoms 50%. Trumpas, ne Trumpas, o Trumpas, tai čia buvo žodžių žaismas pasirinktas, kad Amerikos jau dabartinio vėl prezidento
Trumpo lietuviškas vardas lietuviškai skaitosi trumpas ir mes tam žodžių žaisme suradom, kaip pasiūlyti akciją savo produktų. Tai mes sekam aktualijas, ieškom, kaip paskleisti savo žinią ir turim tokį požiūrį, kad pasaulis yra pilnas nuobodžių reklamų ir va čia mes dabar išeitume į Gedimino prospektą, praeitume ir matytume, kiek daug verslų bando tais tokiais primityviais būdais pagauti mūsų dėmesį ir atrodo, kad jie tai daro tik dėl to, kad jie įsidarbino kažkokio įmonėje, marketingo pozicijoje ir jiems reikia lapkričio mėnesį išleisti reklamą ir jie tada susiranda dizainerį, susiranda kokią akciją darys ir padaro tą reklamą. Mes visada turime tokį požiūrį, mindsetą, kad kai darome reklamas, tai pirmiausia galvojame, ar jos nustebins žmonės, ar jos suteiks emociją kažkokią. Tai su tuo tokiu požiūriu mes darome reklamas ir vis tiek nesame kažkoks ten turbo didelis verslas, kuris gali turėti milžiniškus media biudžetus, kad galėtume pusę Vilniaus plakatais savo kokiais nors iškabinti. Tai suprantame, kad per tą kūrybinę idėją tu netgi su pakankamai tokiais mažais ribotais biudžetais gali gauti to dėmesio, to išskirtinumo ir po to žmonės pastebi ir giria. Tai jūsų atveju antreprenerystė yra labai svarbu humoro jausmas. Nežinau, tai tas verslas verslui matai nelygu, jeigu esi koks nors advokatų kontoros savininkas ar ten užsiimi kažkokiom giliom IT technologijom, tai galbūt tai ir nėra taip svarbu, bet aš galvoju, kad ypač jeigu tu pardavinėjai tokius masinius produktus visuomeniai, erotinės prekės galėtume sakyti, kad nėra masiniai produktai, bet mes dirbame ties tuo, kad būtų tai masinio vartojimo produktai, tai jeigu tu taikai plačiasias visuomenės mases, tai per humoro tą prizmę tikrai yra vienas iš tų paprasčiausių būdų, kaip pasiekti tų vartotojų širdis ir pagauti emocijas, žinoma. Galima tai daryti ir kažkokiais kitokiais būdais, kažkas gazdina žmonės ten, žinai, nežinau, vaistus pardavinėk, tai gazdina, kad jei mano vaistų negersi, tai tau kažkas blogo nutiks, tai eina per tą emociją. Bet čia toks neigiamas požiūris. Kažkas ten eina per tokį, nežinau, edukacinį, tą jautrumo kokią nors prizmę pasiėmę. Mes kažkaip jau ganėtinai senokai esame atradę, kad per tą humoro prasme mums tikrai geriausiai sekasi veikti ir kadangi žmonės vis tiek į mūsų tas prekes dažniausiai žiūri su tokiu rimtumu, su tokiu kažkokiu įtampa šiokia tokia, tai tikime, kad jeigu mes komunikuojame apie tai, kad viskas yra taip easy going ir paprastai, čia tik pasijuokti galime ir net apie tokius dalykus kaip penio pompos pajuokauti, tai kai mes tai tokią žinią skleidžiame, tai ir tie mūsų klientai tada atsipalaiduoja ir visą tai paprasčiau priima. Taip. Tai jo, dabar kaip ir išvardinom labai nemažai šiaip savybių, kurių reikia antrepreneriui, tai ar dabar pavyzdžiui apibendrinant, kokių reikia turėti savybių antrepreneriui, kad būtų sėkmingas? Čia bendrai. Jo, tai čia mes apėjom ratą ir vėl grįžtam prie to paties, kad turbūt negalime tokio, žinai, paveikslo sudaryti, kaip tos savybės būtent visiems veiktų, bet, tai žinoma, drąsa ir noras keisti pasaulį, tai čia yra tikrai teigiamos savybės, kurios padeda, nes, drąsa reikalinga, žinai, daryti dalykams, kurie prieš tai neįvyko ir tu, turi būti tas, kuris tiki, kad, tu tai padarysi ir tau ateis sėkmė, tai, drąsa reikalinga ir galvoju, kaip čia protingiau pasakyti, kad tiesą pasakyti, bet, sakau, tos vienos tokios sėkmės formulės tikrai nėra. Vienos sėkmės formulės nėra. Reikia suprasti, kad vis tiek, kai tu vystai tą verslą, tai lengvo kelio nebus, žinai. Lengvo kelio nebus, visą laiką bus iššūkiai, visą laiką bus dalykai, prie kurių turėsi prisitaikyti, dalykai, kurie tau atrodys, kad, čia jau viskas man jau nebepavyko ir kaip čia toliau daryti, tai tik tas žmogus, kuris, yra toks kaip amžinasis variklis ir nesustoja, žinai, pasitaikius tiems akmenukams kelyje, tas ir gali ten išvystyti tą verslą, tas gali prisitaikyti prie tų iššūkių ir padaryti kažką tokio, ko prieš tai dar nebuvo.
koksai yra entreprenerio kaip realybė ir ko jie dažnai tikisi ir Tai jo, tai visi pasižiūri, kaip Vinted ir NordVPN ten milijardus yra pasikėlę ir galvoja, kad užtenka ten būti fainu, komunikuoti socialiniuose tinkluose ir viskas vyksta taip paprastuoju būdu ir stovi prie tavęs dėdė su dideliais maišais pinigų, atneša tos pinigus ir sako, tu tik tai simk, bet kiekvienas, kuris pradeda verslą, labai greit susitaria su realybė, kad tai yra, kaip minėjau, tai yra kova, tai yra karas, galima sakyti, aišku, čia dabartinėje aplinkoje tas karas toks žodis, kurį gal reikėtų atsargiau rinkti, bet tai yra tikrai erdvė, kurioje nevaikšto pūkuoti šuniukai aplinkui, kad vaikščiotų pūkuoti šuniukai tavo ofise, tai tu turi labai dėl to daug padaryti ir pasistengti, tai daug darbo yra, daug to, kaip minėjau, sugebėjimo nepasiduoti, nes, labai retai net ir tiems startupams, žmonėms, kurie vysto startupus, labai retai ta pirmoji idėja ima ir būna ta stebuklinga, kuri pagauna visus, įtraukia ir jau ten su jie kaip raketa šauna į viršų. Labai dažnai jiems reikia keisti verslo modelį, labai dažnai 5 startupus kurti, kol kažkuris ima ir pasiteisina, tai aš kažkaip galvoju, kad tas toks startupų yra sukurtas įvaizdis, kad labai viskas faina, geriam kavą ir viskas vyksta, tai daugelį žmonių, kurie su tuo nesusidūrė, po to, kai jau jie atranda realų gyvenimą, tai labai greitai gauna šaltą dušą ir supranta, kad čia reikės dar ir nemažai padirbėti, kad kažkas iš to gautųsi. Tai gerai, dabar toks pabaigai klausimas, tai ką patartumėte pradedantiesiems kaip žmonėm, kurie naujus startuolius kuria, apskritai pradedantiesiems entrepreneriams? Tai aš ką tikrai labiausiai ir nuoširdžiausiai patarčiau, tai pradėti, nes pažįstu begalę žmonių, kurie galvoja, drąsinasi, gal čia daryt tą, ten po to sako, kad fantazuoja, tai šiaip labai gerai, bet iš tos fantazijos turi gimti ir verslas, ir po to drąsinasi ir po to sako, jau čia kažkas, aš prieš 5 metus tokią idėją turėjau, čia žiūrėkime ir kažkas labai sėkmingai padarė, tai jau dabar per vėlų pradėti, bet jei aš būčiau daręs, tai būčiau padaręs. Tai svarbiausia yra pradėti, nes darai, įšoki į tą vandenį ir bandai išplaukti. Tai kai bandai išplaukti, tai greičiausiai ir mokiniesi. Ir šiaip tikrai labai svarbu yra sugebėti visgi atlikti tą tokį kažkokį tyrimą ir pasirinkti nišą, tą rinką, kurioje tu darbuosiesi, nes tu gali būti nuostabiausias ten entrepreneris, turėti ten įstabiausias savybės, super komandą, bet jeigu tu nueisi į tokią nišą rinką, kuri yra per daug konkurencinga, kuri tiesiog yra užimta, pavyzdžiui, kokių nors didžiųjų tų žaidėjų, tai tu gali ten atrodys tau, kad tu tiesiog nemoki dirbti, nors iš tiesų tu ne ten nuėjai, žinai, tai nežinau, dabar imtume ir sugalvotume mes elektroninį paštą, žinai, pradėti elektroninio pašto paslaugą ateit, kur Gmailas visam pasaulyje yra užėmęs, ir kaip tu juos pramuši. Tai labai svarbu yra pasidaryti tos tokios nišos, kur tau nereikėtų visgi konkuruoti su tais didžiaisiais gigantais, pasidaryti tokios nišos, kur tu galėtum kažkaip specializuotis, nes tikrai geriau neužsigriebti per plačiai, o susirasti kažkokią tokią tikrai siaurą perspektyvę nišą, kurioje tu galėtum specializuodamasis duoti pridėtinės vertės. Tai darai veiksmą, išsirenki tą tikrai konkrečią sritį ir po to nepasiduodi ištikus pirmiesiems sunkumams. Ačiū. Labai gerai užbaigėm, sakyčiau. Ja. Tai labai ačiū Povilai, ačiū žiūrovams, kad žiūrėjote ir iki greito, į kurią čia kamerą mūjų.